Sveiki jaučiai, taigi su šventėm. Ir būkit laimingi, sveiki, turtingi, turint galvoj, kad jum ir metai prasideda puikiai. Na, pirmiausia, noriu, kaip visada, prašau palaikymo ir dėkoju už pernai metų palaikymą. Ir šiais metais prašau, kad palaikytumėt, kad spaustumėt patinka, prenumeruotumėt ir aišku, spaustumėt stebėti Facebook'e, kur dedu visą pagrindinę informaciją. Taigi, brangieji, puikus metas ir jums kažkaip sutampa tas sėkmės periodas su naujais metais, tai yra labai labai džiugu. Taigi nuo 5 dienos jūs tikrai su didelė, su pakilimu, su nauja energija, dvasia, žiūrėsite optimistiškiau į ateitį, nes darbo bus tikrai daugiau. Bet, darbas tai yra darbas, kartais tai netitinka tos jūsų būsenos, bet pripažinimo sulauksite. Ir tie, kurie jaučiai, jums priklauso pripažinimas, ar jūs menininkas, ar aktorius, ar politikas, tai ypatingai šitie turi džiaugtis. Bet net jeigu esate paprastas darbuotojas nuo 8 iki 5 kokiam ofise, visais atvejais jums priklauso, matomumas padidės, jūs pastebės, jūs būsite pripažinti, jūsų autoritetas išauks ir va čia yra geri dalykai, nes jūs vis tiek, kaip bebūtų, jaučiai yra labai jautrus komplimentams ir pagiroms ir ačiū Dievui, taip ir turi būti. Taip pat jūs būsite labai patrauklus, ypatingai vienišiai, jeigu jaučiai esate, tai kitai pusiai, lyčiai, ar tai pačiai, jeigu šiais laikais taip žiūrint jau taip demokratiškai. Tiesiog būsite patrauklus, jūs galite gauti meilės pasiūlymų ir džiaugtis tuo, nes jeigu ypatingai esate vieniši, tai tikrai bus mažiau vienatvės arba jinai išvis kažkur išnyks. Ir šita savaitė yra tam palanki. Dabar jeigu planavote iš anksto kažką tai veikti nuo naujų metų, tai labai pradėkite, nes šitą savaitę tiesiog ką paimsi, tą padarysi ir visa pradžia bus puiki ir gera pradžia pusė darbo. Tai irgi žinokite, kad tai yra malonu ir džiugu. Tokia maloni, džiugi savaitė, ypatingai savaitės pradžia, bendrai beveik visas mėnuo jums yra palankus. Taigi, brangieji, atsiraitojate rankovės jauteliai ir arėte. Ir pamatysite, kaip išarsite tą plačią vagą, kurią nueisite į savo šviesų rytojų, į džiaugsmą, į turtą ir į teisingus pasiekimus, kurie darys jūs laimingus. Iki kitos savaitės. Ate.